Šiaulių valstybinė kolegija birželio-lapkričio mėnesiais vykdė gimnazistams skirtą projektą Inovacijų laboratorija Robit. 6 mėnesius trukusi programa kvietė moksleivius iš visų Šiaulių miesto gimnazijų, siekiančius išbandyti save robotikos, informacinių technologijų, inžinerijos, algoritmų kūrimo ir startuolių vystymo srityse. Programos akcentas – jaunųjų komandų kuriami startuoliai. Lapkričio 17 dieną Šiaulių valstybinėje kolegijoje vyko baigiamasis projekto Inovacijų laboratorija Robit renginys, kuriame jaunieji kūrėjai pristatė savo startuolius. Mūsų užsiėmimų metu mokiniai turėjo galimybę susipažinti išsamiau su projektavimo pagrindais ir taikymu. Projektavimas buvo su Autodesk Fusion programa. Tai tikrai jinai ir pramonėje naudojama ir yra taip pat laisvai prieinama, todėl baigusius projektui galimybė buvo ne tik patiems susipažinti su programinė įranga, bet tačiau taip pat namuose galima tęsti pradėtus darbus, įgūdžius lavinti toliau, nes laisvai prieinam moksleiviams, todėl pasirinkom būtent šią programinę įrangą. O su robotika tai nusprendėme tokį sukurti įrankį, robotizuotą ranką, kurios pagalba galima kilnoti objektus. Tai, sakykime, pats prototipas primityvus, tačiau esmė išlieka ta pati, taip pat kaip naudojama ir pramonės įmonėse, valdymas, automatizacija, perkelimai įvairūs ir visas sinerginis efektas, kad būtų galima gauti kaip vieną bendrą jungiančią produktą. Projektą finansavo Šiaulių miesto savivaldybė, siekdama skatinti savivaldybės ir mieste veikiančių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, įgyvendinant Šiaulių miesto strategiją, sprendžiant aktualias miesto problemas ir skleidžiant Šiaulių miesto visuomeniai mokslo ir technologijų pasiekimus bei galimybės. Inovacijų laboratorija Robit tapo vienu iš šio tikslo įgyvendinimo pavyzdžių. Gyvename laikmečių, kur ką tu žinojai vakar gali nebebūti tiesa šiandien. Tiesiog judame ypatingai greitai ir reikia turėti tuos įrankius, kurie leidžia mokytis kasdien. Tad džiugu ir norisi palinkėti moksleiviams žinojimo, jog mūsų miestas ir toliau yra pasiruošęs palaikyti būtent inžinerinės krypties jaunuolius ir jaunuolės. Turime ir verslo paramą jaunam verslui. Taip pat net ir šiemet turėjome panašaus pobūdžio vieną iš verslų, jauno žmogaus verslą susijusiu su robotika, būtent kaip švietimo priemonė. Tad norisi ir daugiau tokių paraiškų sulaukti. Turime būtent paramą studentams ir studentėms. Inžinerinė kryptis yra visada prioritetas. Na, o jeigu jaunimas sugalvos, jog nori kažkur kitur mokytis, bet sugalvos, kad nori sugrįžti į Šiaulius, tai inžinerinės krypties moksleiviams, absolventams taip pat siūlome 7 000 eurų būtent vienkartinį išmoką grįžti ir įsikurti čia į miestą, jeigu jūs esate aukštos kvalifikacijos specialistai. Projekto dalyviai turėjo įvairius praktinius užsiėmimus ir susitikimus, nuo robotikos ir inžinerinių sprendimų dirbtuvių iki algoritmų kūrimo ir programavimo veiklų bei startup mokymų, kurias vedė kolegijos dėstytojai mentoriai. Mokiniai pagal brėžinius, pagal elektroninės schemas turėjo sukonstruoti būtent roboto prototipinę ranką ir pajungti visą elektroniką ir po to jau naudoti taikėme, tai būtent kur suprojektavo kubelius su savo inicialais, juos atspausdinom su 3D spausdintuvais ir tada jie tos kubelius turėjo atlikti kilnojimo užduotį su roboto ranka valdant ir taip imituojant tą pramonėje vykstantį procesą. Išmokėm naujų dalykų, naujų įrankių, parodėm galimybės kaip ne tik projektuoti, kaip ir analizuoti, pavyzdžiui, įvairias simulacijas, analizuoti, sukurti vaizdus produktų, net nepagaminus detalių. Todėl, manau, visiems buvo naudinga ir pradžiamokslėms, kurie dar atėjo be žinių, ir tie, kurie atėjo jau su tam tikromis žiniomis. Moksleiviai lankėsi uždarojoje akcinėje bendrovėje Artiliux NMF ir uždarojoje akcinėje bendrovėje NFO Technologies, kuri iš arti susipažino su realiomis inžinerijos, gamybos ir IT sritimis, specialistų kasdienybė ir darbo iššūkiais. Tokie projektai yra begalinė reikšmė tiek mokslo institucijoms ir tiek verslo subjektams. Dėl to, kad ateities inžinieriai, ateities kūrėjai nebus turbūt niekaip atsiejami nuo šių dviejų skirtingų sinergijų, nes ypatingai mes kalbam apie jau prasidėjusią pramonės 5-ąją revoliuciją, kuri, kaip žinom, dabar sako, kad mašinos turi būti susietos su žmogumi, o mes tai būtent šio projekto metu ir pamatėm, kaip kartu su algoritmais, programavimu, 3D modeliavimu mes siejam savo ateitį. Ateities darbuotojas reikalaus ne tik inžinerinės
inžinerinių žinių, bet reikalaus kritinio mąstymo, darbo komandoje, galimybių pristatyti save, emocinis intelektas ima viršų. Tokiais projektais mes apimam bendrai visą šitą puokštę. Robit yra labai gera iniciatyva. Žinau, kad aš, kai buvau gimnazistas, labai būčiau norėjęs tokiam dalyvauti projekte ir labai noriu pagelbėti jau jaunesniai kartai suprasti, kokia yra ta IT rinka, ko reikia mokytis, į ką reikia atsižvelgti. Daugiausiai papasakoju apie dabartinę rinką ir ką mes siūlome, ką reikia mokytis moksleiviams, tie, kurie siekia įsidarbinti IT sferoje. Tai, kaip žinome, dabar nėra labai lengva, tai akcentavau daugiausiai konkrečias technologijas, ką reikia išmokti, kaip reikia sunkiai dirbti, nes tikrai nėra lengva. Gimnazistų komandos generavo savo verslo idėjas, konsultavosi su mentoriais, mokėsi verslumo, produkto vystymo ir pristatymo principų. Štai Šiaulių universitetinės gimnazijos moksleiviai pristatė laistymo sistemą. Iš technologijų mokytojų sužinojom apie šitą projektą, tai užsirašėm ir atvykom pirmą į kolegiją. Buvo susipažinimas toksai, tada prasidėjo visos veiklos su robotika, programavimai, darėm schemas visokias, litavom. Turim visai gerą idėją, tai yra tokia laistymo sistema automatinė, tai padeda mums prižiūrėti savo augalus labiau, kad jie nenukentėtų nuo per daug vandens ar per mažai vandens. Pagrinde labai įspūdį padarė arba įkvėpė tokia, tai buvo NFQ įmonė, labai su programavimu padėjo ir tikiuosi padės. Komandos pristatė išmaniuosius dirbtinio intelekto akinius turintiems regos negalią, modulinį atliekų rūšiavimo robotą, medijų emocijų analizės įrankį ir robotizuotos rankos koncepciją. Šie startuoliai atskleidė moksleivių kūrybiškumą, gebėjimą spręsti realias inžinerinės, IT ir medijų srities problemas, o kartu ir projekto inovacijų laboratorija Robit vertę. Mokėmės dirbti su įvairiomis programinėmis įrangomis, tai yra kurti dirbtinio intelekto pagrindų paremtus agentus, kurie padėtų žmonėms lengviau naviguoti svetainėje, elektroninėje svetainėje. Pasisėmėme labai daug žinių, labai daug sužinojome, apsilankėme įvairiose Šiaulių įmonėse, iš tikrųjų, kurių net nežinau, kad tokios yra Šiauliuose, kad Šiauliuose labai apskritai vystoma pramonė ir taip pat aukštųjų technologijų pramonė. Per Robit paskaitas mes mokėmės ir darėme dirbtinio intelekto pagalbininkus. Aš labiausiai prisimenu, kad galėjome sukurti dirbtinį intelektą padėję, bandant jį pritaikyti savo mokyklos svetainiai. Pavyzdžiui, jeigu tu paklausi, kada veikia valgykla, jis išmeta, kada veikia valgykla. Šiaulių valstybinė kolegija planuoja tęsti iniciatyvas, skatinančias moksleivių domėjimąsi inžinerinėmis, skaitmeninėmis ir kūrybinio verslumo sritimis. Projektas inovacijų laboratorija Robit tapo puikiu pavyzdžiu, kaip aukštoji mokykla, verslas ir gimnazijos gali drauge kurti prasmingas veiklas jaunimui.